matau, jungiamės. Labas vakaras. Uždėkite kokį nors veiduką, jeigu mane gerai girdite. Jeigu ryšys geras, parašykite. Gerai, matau, kad jungiatės. Tai dar truputėlį palauksime. Šiek tiek. Jeigu norite, tie, kurie esate prisijungę, galite parašyti, kokį klausimą norėtumėte aptarti. Aš po to pasižiūrėti galėsiu per Taro hipnoterapinės įžvalgas ir galėsiu duoti transliacijos metu jums atsakymą. Tai rašykite savo klausimą, kurį norite, kad peržvelgčiau. Gali būti bet koks klausimas, tokiu būdu parašytas kaip, pavyzdžiui, kaip klostysis mano santykiai, kaip klostysis mano finansai, ką man rinktis, ko nesirinkti, jeigu jūs kažkur abejojate, tai parašyti galite dabar į komentarą ir jūs pirmieji gausite atsakymą. Dabar dar truputėlį luktersiu, nes dar ne 6. Kiek mūsų jau 10. Dar truputėlį palauksim, gal prisijungs jūsų daugiau. Kaip ir minėjau, galite rašyti savo klausimą man į komentarą. Iš tiesų, ne taip dažnai aš ir darau gyvas transliacijas, kadangi jų dabar yra tiek daug, kad, nesinori tiesiog būti toje mišrainėje gyvų transliacijų. Tai darau retai, bet darau tikslingai. Per tam tikras stiprias dienas metuose, per tam tikras įsimintinas dienas metuose. Tai va štai ir ši diena yra toji. Tai manau, kad jau žinote, kuo aš užsiimu, bet kokiu atveju prisistatau. Esu Jūratė Satija, pagal išsilavinimą medikė, bet tuo pačiu ir hipnoterapeutė, kuri veda regresinės terapijos sesijas, kuri daro įžvalgas. Tai va štai visu šiuo nuostabiu dalyku užsiimu aš pati ir iš tiesų labai džiaugiuosi būtent hipnoterapijos rezultatais, išgirstais iš žmonių atsiliepimais. O ši šiandienos transliacija gimė labai spontaniškai. Gimė jį vakar, tiesiog vakare. Nusprendžiau pasidalinti su jumis ateinančių metų hipnoterapinėmis augalų Taro įžvalgomis. Dabar, kad būtų paprasčiau suprasti, kas yra hipnoterapinės įžvalgos, tai truputėlį paaiškinsiu. Hipnoterapija tai yra toks
būdas, toks metodas, kuomet žmogus atpalaiduotomis smegenimis, paprastai šnekant, atpalaiduota sąmonės būsena, gali spręsti jam rūpimus klausimus, gali rasti atsakymus į jam rūpimus klausimus. Ir labai svarbu žinoti, jog tuo metu, kai hipnoterapijos metu yra gaunami atsakymai, tie atsakymai, jie įsitvirtina smegenyse, jie įsitvirtina mūsų naujais įpročiais, naujais elgesio modeliais. Ir jeigu dar visą tą hipnoterapijos seansą veda patyręs hipnoterapeutas, tai labai yra nuostabu, kuomet visi tie įpročiai žmoguje nauji įgauna pagreitį, kadangi patyręs hipnoterapeutas geba nukreipti žmogų taip, kad po hipnoterapijos sesijos, po hipnoterapijos seanso žmogus keičia savo gyvenimą. Žmogus tiesiog keičia savo elgesį, keičia savo gyvenimo būdą, keičia savo santykius, pobūdį, kaip juos iki tol turėjo. Tai tokia ta mūsų realybė. Teigia, jog blogas ryšys, kad trūkinėja, tai gali būti taip, jeigu ryšys šiuo metu ir blogas, tai bet kokiu atveju transliacija liks, galėsite ją peržiūrėti ir vėliau. Ryšio aš nepataisysiu, kadangi gyvenu šiuo metu vienkiemyje ir čia gali būti prastas ryšys. Tai juolab, kai taip yra vėjuota. Tai taip jau yra. Bet įraše jis bus geras, patikėkit. Klausimą galit parašyti, net ir jeigu ryšys trūkinėja. Tai tiek trumpai apie pačią hipnoterapiją. Dabar, kodėl būtent taro? Kas toji taro, kas toji tarologija ir kodėl aš apjungiau tarologiją su hipnoterapija? Taro kortos, greičiausiai esate jas matę, žinote, jų būna įvairių. Aš asmeniškai turiu daug tų kaladžių. Yra viena klasikinė Lailtot kaladė. Yra tokios įdomios, galiu parodyti, pagal sakmes taro kaladė, labai šviesios. Šitos yra, aš jas labai myliu. Yra tamsios taro kortos, iš tiesų tamsios, bet irgi labai įdomios, kuomet reikia atsakyti į tokius labai stiprius klausimus, aš jas pasiimu, būtent šias. Yra labai stiprios, labai nuostabios, irgi aš jas labai myliu, jos labai gilios, su daugybė įžvalgų, su daugybė simbolikos. Yra va štai tokios, vadinamosios magiškos angelų, bet čia daugiau yra numerologinės, taip aš daugiau jas įvardinčiau. Labai stiprios ir jų labai yra stiprus aprašymai. Galbūt kažkas matėte esate. Štai tokia yra dėžutė. Ir yra augalų. Va štai šitas aš labiausiai pamėgau. Kodėl? Todėl, kad man jos yra artimiausios. Todėl, kad jos yra lietuviškos ir todėl, kad jos galima apjungti su augalų terapija tuo pačiu. Tai kai rudenį vedžiau kursą hipnoterapinį taro kortų, tai jos labai pasitarnavo visos šios kaladės, bet ypatingai visi mes pamėgom būtent augalų kortas. Tai šiandien aš irgi padirbėsiu su augalų taro kortomis ir galėsiu atsakyti jums rūpimus klausimus. Tai dar kartą primenu, rašykite man klausimą
Jeigu nedrįstate užrašyti jo viešai, tai rašykite man privačiai. Aš esu pasijungusi ir kompiuterį ir matysiu jūsų klausimą. Galėsiu neminėti, jeigu rašysite privačiai jūsų vardų, galite man parašyti. Tai kadangi mano šis pranešimas, ši transliacija ir susideda iš jūsų klausimų ir mano atsakymų. Va. Taigi, pristačiau, kokios yra manosios taro kortos, o dabar kodėl aš jas apjungiu. Kai aš dėlioju taro kortas, mano protas, sąmonė pereina į visai kitą lygmenį. Iš tiesų tai yra labai įdomi būsena, kai pasikliauni pirma mintimi, pasikliauni tą pirmu impulsu. Ir tas pirmas impulsas jaučiasi net kaip vibracija per visą kūną, stuburo kanalu nueinanti. Va, tai dėl to tai ir yra būtent hipnoterapinė įžvalga. Ne iš proto išmąstyta, bet per pajautą atskleista. Tai ilgai jūsų nelaikysiu. Jeigu klausimų neužduosite, tai tada pradedu dėlioti savo mylimas taro kortas. Ir aišku, mums rūpi pagrindiniai, baziniai kitų metų klausimai. Tai pagrindiniai, baziniai klausimai tai yra sveikata, tai yra santykiai, tai yra finansai ir, kaip ir minėjau, jūsų asmeniniai klausimai. Tai išsidėliokime mes kitus metus, aš pakreipsiu kamerą, kad jūs matytumėte, kaip visa tai vyksta. Kągi, pasiimame mes taro kortų, augalų taro kortų kaladę, ją išmaišome ir pradedame dėlioti. Ir galėsim ketvirčiais pasižiūrėti. Pirmas mūsų ateinančių metų ketvirtis bendrai. Tai yra ketvirtis, tai sausis, vasaris, kovas. Tai yra 3 mėnesiai. Ir mes išsiimame 3 kortas ir pasižiūrime, kągi mes turime. Mes turime sausį. Sausį iš tiesų krenta monetų karalius. Monetų karalius, kuris kalba apie stiprias ambicijas, kuris kalba apie tai, kad iš tiesų sausį reikės įdėti daug atkaklaus darbo, bet tas darbas lengvai mums dėliosis, kadangi tai yra materialinės gerovės pranašas, monetų karalius, kurį lydi sėkmė, finansinė sėkmė šeimoje, ypač, kadangi tai yra šeimos žmogus, yra pastovus, toks draugiškas, sąžiningas būvis. Tai sausio mėnuo iš tiesų bus kupinas atkaklumo, ambicijų, bet visa tai mums neš finansinę sėkmę. Ir sausio mėnesį, jeigu kažkas esate nuo pavasario pasidžiovinę kaštono žiedų, yra labai sveika pavartoti kaštono žiedų. Kadangi kaštonas yra mistinis medis, ypatingai jo žiedai, ir bet kokiu atveju jis yra labai sveika dėl kraujagyslių ir dėl veninės kraujotakos ypač. Tai va, kaštonas sausio mėnesį sustiprins mus iš tiesų.
Dabar koks mūsų laukia vasaris? Vasaris mūsų laukia kupinas stropumo, darbštumo, uolumo, bet vasarį reikės įsigilinti į detalės. Čia bus labai svarbu pastebėti tas detalės. Labai didelė tikimybė, kad vasario mėnesį bus iš tiesų jums pasiūlytas arba jūs atrasite patys kažkokią labai mėgstamą veiklą. Mėgstamą veiklą, kurią jūs jau seniai norėjote apturėti, įgyvendinti, bet vis dar kažkas jums trukdydavo. Tai va, vasario mėnesį toji veikla jums apsireikš. Ir jūs iš tiesų mėginsite jai atsiverti, tačiau reikės apskaičiuoti riziką. Rizikos čia bus. O kur jos nebūna? Ji visur yra. Tai rizika bus, nes jūs norėsite taupyti. Bet jeigu sausio mėnesį jums tas taupimas nebus aktualus, tai vasarį bus norima taupyti. Ir labai prisiminkite vasario mėnesį, bet ką darydami, prisiminkite tokią, kaip ir patarlę ar posakį, kad tai, ką darai su meile, visada duoda naudos. Tai, ką darai su meile. Vasario mėnesį rekomenduotina pagerti šlamučio. Šlamutis, geltonas šlamutis, jis vasario mėnesį atrodo va štai taip, labai gerai būtų jo pavartoti. Šlamutis valo kepenis, valo mūsų tulžies latakus, tai šlamučio vasario mėnesį rekomenduoju. Kovas. Kovas bus kupinas, nenoriu sakyti įtampos, bet kirs kažkoks smūgis, skaudus likimo smūgis kovą. Kovą reikės turėti kantrybės, prisireiks jos stipriai. Prisireiks kantrybės, kadangi bus ir kančios apraiškų, sunkaus laiko, kai grius ne vienas dalykas, kai grius keli dalykai kovo mėnesį. Gali būti dvasinė krizė, gali būti finansinė krizė, gali būti toks beviltiška jausena į pasaulį. Gali atrodyti, kad iš vis jau pasiektas dugnas ir jau nėra kur. Bet pačiame dugne, kai jau atrodo, kad visiškai esi auka, kai jau visas gyvenimas tik tai kančia, jūs pakilsite. Jūs pakilsite, mes visi pakilsime, kadangi reikia turėti kantrybės, visą tai išlaukti ir viskas praeis ir tai. Kovo mėnesį reikės kantrybės ir susikaupimo. Kovo mėnesį iš tiesų mums yra naudinga kaulažolė. Kaulažolė, kuri paprastai naudojama kaulams stiprinti, va štai tokia. Dažniausiai ji vartojama kaip tepalas. Tai tiem žmonėms, kurie turi problemų su kaulais, su sąnariais, galite pavartoti kaulažolės kaip išoriniam vartojimui, kaip tepalą, kad sustiprinti kaulus. Tai va štai toks pirmasis 3 mėnesių hipnoterapinis taro apžvelgimas. Dabar kiti 3 mėnesiai. Ir pasižiūrėsime balandį, gegužę ir birželį. Vėlgi reikia išmaišyti kortas, reikia energijas pasklaidyti, reikia atpalaiduoti.
Primenu, kas dar negirdėjote, galite užduoti jums rūpimus klausimus arba į komentarus rašykite, nors aš dar nematau nei vieno, arba rašykite man privačiai. Aš juos perskaitysiu neminėdama vardų, nes tikrai norisi man kažką jums duoti ir asmeniško. Taigi vėl pasižiūrime. Mūsų balandis, gegužė ir birželis. Kągi mums pasufleruos. Tai, iš tiesų kortos tai yra pagalbininkas. Tai nėra burtai, tai nėra kažkokia magija, nors visas mūsų gyvenimas yra magija. Bet kortos yra pagalbininkai, kurie per simbolius, per ženklus lengviau padeda mums susikalbėti su kitu pasauliu. Galima taip įvardinti. Taigi mūsų balandis, mūsų gegužė ir mūsų birželis. Mūsų balandis. Na štai, po sunkaus kovo, po sudėtingo kovo, ateina monetų riteris, atneša mums pelno, atneša racionalumo, atneša naudos mums. Monetų riteris yra nešėjas, finansinės sėkmės nešėjas, kuris skelbia gerą veiklą, naują darbą, kuris yra sąžiningas, atsakingas. Ir balandžio mėnesį gali prisireikti jums užsispyrimo, atkaklumo, atsižvelgti vėl į smulkmenas, jas pastebėti, bet tuo pačiu ir atsargumo. Atsargumas irgi yra būtinas, neskubėti, kadangi kartais skuba, smulkmenos gali pakišti mums koją ir užsimiršę, užsisvaigę, užsisvajoję tuose mielose, ypatingai finansiniuose džiaugsmuose galime iš tiesų suklupti. Tai balandžio mėnesį neskubėkite, viskas jums seksis, viskas bus gerai. Po kovo tikrai viskas bus gerai. Ir balandžio mėnesį rekomenduotina gudobelės pavartoti. Gudobelė, kuri vartotina tiek žiedų pavidalu, kaip arbata, tiek uogų pavidalu, stiprina širdį. Stiprina širdį, padeda išmokti atidumo, padeda išmokti pastebėti smulkmenas, nes jie turi spygliukus, kurie, kai renki žiedus, jeigu kažkam teko rinkti, nes man tai irgi labai patinka jiem ir patinka rinkti, tai labai reikia atsargiai tai daryti, nes ten yra daug spygliukų. Tai va, tai gudobelė simbolizuoja mums balandį. Gegužė. Gegužė krenta labai stipri energija valdovo, didžiojo ketvirtojo arkado. Valdovas su ąžuolu priešaky, tvirtumo ir stabilumo simbolika. Ir gegužę mes pajusime stabilumą, pajusime labai tvirtai stovintis ant žemės. Vėlgi bus daug materialinės gerovės. Atsakomybės taip pat bus pareikalauta, bet visa tai bus įvilkta į geranoriškumą. Labai didelė tikimybė, kad gegužę daugumo žmonių gyvenime atsiras kažkoks autoritetingas žmogus. Žmogus, mokytojas, pagalbininkas, padėjėjas. Labai didelė tikimybė, kad tai vyras, globėjas, kuris nukreips jūs tam tikrą linkme tolimesniam metų gyvavimui.
Be abejo, gegužę prisireiks susistruktūrizuoti savo veiklas, savo tikslus, savo ketinimus. Gegužė pareikalaus va štai šio dalyko, tai yra planavimo, struktūrizavimo ir jeigu jūs norėsite siekti va štai to tobulesnio būvio, tai tikrai pasiruoškite gegužės mėnesiui užrašinę ir viską labai detaliai, gražiai susirašykite. O kadangi tai yra ąžuolo energija, tai gegužę rekomenduoju daugiau pabendrauti su ąžuolu, su stipriuoju donorų medžiu, pabūti su juo, pavasaris jau, galite tiesiog su juo pakontaktuoti, apsikabinti medį, apsikabinti kamieną, galite nueiti į pirtį, pasiruošti vantų ąžuolinių ir pabūkite su ta ąžuolo energija. Gegužę. Birželis. Birželis labai graži krito korta su labai didelė gražia energija. Gauromečio. Žinote, kas yra gaurometis? Tai yra toks violetiškai žydintis augalas, kuris būtent birželio pabaigoje ir pradeda žydėti. Arbata vadinamoji dar ivančiai arbata. Tai tikrai labai skani, labai naudinga, labai sveika, todėl iš karto birželį rekomenduoju šios arbatos prisirinkti, prisirinkus pasifermentuoti, pasidžiovinti, vartoti, visus metus vartoti. Ir gaurometis birželį mums atneša 8 skeptrus. 8 skeptrai, kurie labai gražiai mus nukreipia sklandaus judėjimo link. Tai vat, kai gegužę jūs viską susidėliosite, kaip sakau, susistiguosite, susiplanuosite, susistruktūrizuosite, tai va tą birželį jūs labai gražiai to tikslo link ir judėsite. Turėsite labai daug entuziazmo, labai daug entuziazmo. Jūs norėsite visą kaip pasireikšti, visą kaip save išreikšti. Būsite, kupinas tokio troškimo dalintis maloniais dalykais, maloniais, skaidriais, tokiais mielais reiškiniais. Šiuo metu labai bus aktualu veikti kažką greitai ir ryžtingai. Bet šitą jūs prisiminkite, nes 8 skeptrai yra lekiančios 8 lazdos. 8 lazdos arba skeptrai tai yra ugnies energija. Tai ugnis tai yra ryžtas, tai yra greitis. Labai didelė tikimybė, kad sudarysite kažkokį sandorį, kažkokį susitarimą. Bet kokioj srityje tai gali pasireikšti. Tai vat štai toks gali būti jums tas birželis, bet tikrai labai gražus, labai ryžtingas, labai dosnus. Gražus tas antras mūsų ketvirtis. Pasižiūrime toliau. Vėl mes turime išsimaišyti savo mielas energijas. Kai mes maišome taro kortas, tai mes iš tiesų maišome energijas. Mes jas išjudiname. Čia kaip ir energetinis darbas. Kai mes savyje turime energijas išjudinti, kad jos keliautų mumise, taip ir čia energijas išjudinti. Ir tada išjudinta energija, jinai save išreiškia per mus. Gerai, dabar mes turėsime ką? Liepą, rugpjūtį, rugsėjį, liepą, rugpjūtį, rugsėjį. Liepa. Oi, Liepa ateina. Liepa atšuoliuoja su taurių riteriu. Su taurių riteriu, su
Taurės tai yra jausmai, tai yra vandens energija ir tai yra jausmų energija. Daug jausmų bus. Riteris atneša jausmų. Ir tie jausmai bus netokie dideli, netokie stiprus, kaip kad būna taurių karaliaus atveju. Bet taurių riteris, jisai jaunatvišką, romantišką jausmingumą jus neš. Tai va štai toks mūsų Liepos energetinis fonas. Kupina bus Liepa praktiškų dalykų. Bet tie praktiški dalykai iš tiesų jie bus labai suidealizuoti. Tiek stipriai suidealizuoti, kad jūs net nepajusite to praktiškumo. Tai iš tiesų labai didelė tikimybė, kad atsiras kažkokie ryšiai. Jausmingi, romantiški, gal net ir meilės ryšiai. Labai didelė tikimybė, kad Liepą jūs sutiksite jums artimą sielą. Būtent Liepą bus labai daug jumise jautrumo. Ta jautrumą, tą savo širdies balsą išgirskite, nes širdis kalba tyliai. Ji nešaukia, ji kalba tyliai, ji šnabžda. Ir jums yra svarbu išgirsti. Liepa jums kalbės jūsų širdis. Labai bus daug savianalizės. Savianalizės iš jausmų, ne iš proto, iš jausmų. Intuicijos. Pabus Liepos mėnesį daugiau intuicijos. Jūs elgsitės pagal savo intuiciją Liepos mėnesį. Tai tokia mūsų Liepa, kuri atėjo su dirvuolės energija. Dirvuolė, štai toks augaliukas. Jo irgi Liepos mėnesį galite pasirinkti, pavartoti, pastiprinti save. Tai Liepa perleidžia estafetę rugpjūčiui ir rugpjūtis atkeliauja su stipria energija, su stipria 8-ojo arkano teisingumo energija. Teisingumas yra kupinas vidinės pusiausvyros. Tai ir nusako mūsų teisingumas. Taigi iš tos Liepos jausmingo, polėkingo, tokio intuityvaus būvio persikelsime į rugpjūtį, pusiausvyros kupiną metą, kuomet jau galėsite priimti racionalius sprendimus, kai jau norėsite įnešti į savo gyvenimą tvarkos, to paties teisingumo, atsakomybės. Liepa labai norėsis elgtis sąžiningai, bet ką veikiant, bet kokios veiklos imantis, atsiskleis tas poreikis elgtis sąžiningai. Tai patariu šito neignoruoti, nes kitu atveju ignoruojant jūs galite pakenkti pačiam savo. Tiesiog. Analizuosit. Tas rugpjūtis bus toks analizės laikas, kai jūs analizuosit priežastis, analizuosit pasekmes ir visur ieškosit pusiausvyros. Tarsi apsijungs jūsų širdis iš Liepos ir protas, būtent rugpjūtyje. Ir rugpjūčio mėnesį mums atstovauja Lazdynas. Lazdynas, tai kuris kalba, jog labai yra svarbu elgtis nešališkai, teisingai, apgalvotai, gerbiant sprendimus tiek savo, neišduodant savęs, tiek ir aplinkos. Tai pabūkite po Lazdynu rugpjūčio mėnesį, tik tai nebūkite kai griaudėje, negalima, nei po ąžuolu, nei po Lazdynu. Bet pabendraukite su Lazdynu, jūs tai sustiprins. Rugsėjis, gražuolis rugsėjis atkeliauja su Dobilo energija. Ir Dobilo energija, jinai
monetų pasiuntinio energija, kuris sako, jog vėlgi atkeliauja praktiškumas į mūsų gyvenimą, atkeliauja toks būvis, kai pasitiki tiek savimi, tiek kitais, pasitiki tvarka, nori laikytis taisyklių, nori elgtis ūkiškai. Iš tiesų rugsėjų dauguma mūsų gausime kažkokių gerų naujienų, labai gerai tvarkysis reikalai, bendrai reikalai, sveikatos požiūrio irgi bus stipri sveikata rugsėjo mėnesį. Nes raudonasis dobilas, jis kalba būtent apie tai, ir monetų pasiuntinys būtent aiškina tai, jog čia yra svarbu elgtis sąžiningai, teisingai, panašiai kaip ir rugpjūtį. Tai jeigu mes rugpjūtį visam tam ruošiamės, tai va jau rugsėjį visą tai įtvirtina. Geras ir šis ketvirtis tikrai, kaip ir minėjau, nuo Liepos jausmingumo pereiname į rugpjūčio susistygavimą, susibalansavimą ir gražiai, su gražiom naujienom, su gražiais polėkiais, su stipria sveikata, stipriais finansais mes savo rugsėjį pasitinkame ir jame būname. Ir dabar kitas mūsų paskutinis gal ar ne, jau bus spalis, lapkritis, gruodis. Vėlgi išmaišome energijas ir pasižiūrime. Kaip mūsų tos energijos apie save vėlgi mums papasakos. Spalis, lapkritis, gruodis. Spalis, lapkritis, gruodis. Spalis. Spalis atkeliauja su 8 taurėmis. Atkeliauja su 8 taurėmis ir kiškio kopūstų energija. Kiškio kopūstų energija ir 8 taurės. Spalyje turėsite tikrai nemažai svarstymų, nemažai abejonių. Ir visa tai suksis apie gyvenimą. Apie gyvenimą, apie tai, ar aš gyvenu teisingai. Ar būti man taip, kaip esu. Galbūt išeiti į kitur kažkur, galbūt keisti darbą, galbūt keisti santykius, galbūt keisti gyvenamą vietą. Tai va spalyje šitie dalykai gali jūs kankinti, nes 8 taurės, jos nori kažką pakeisti. Jos eina irgi per jausmų energiją, bet per pokytį taip pat. Ir labai norėsis keistis. Labai norėsis palikti tai, kame esate, kur esate. Labai norėsis pakeisti tai, kas buvo labai ilgai kurta. Labai norėsis permainų. Toks poreikis iš vidaus tiesiog kils spalį. Jausite nuovargį, jausite nusivylimą tuo, kas yra, jausite nuobodulį. Bet tiesiog reikia tą laiką išgyventi. Nes spalio mėnesį dažnai taip jaučiamės. Spalio mėnuo yra tas rimties mėnuo prieš lapkritį, prieš ilges. Tai svarbiausia išgirsti, klausyti savo širdies, nors jos balselis ir labai tylus, bet yra pats teisingiausias. Tai vat spalį girdėkite savo širdį. Ypač. Lapkritis. Lapkritis atkeliauja jau su Viržio energija ir labai iš tiesų simboliška, kadangi lapkritį mes labai dažnai gėlių parduotuvėse, prekybos vietose matome viržius vazonėliuose. Tai įsigykite, turėkite, pasidžiaukite tais viržiais. Ir viržis atkeliauja su 6 monetomis, kai labai norėsis dalintis.
Tai norėsis būti dosniam, norėsis gelbėti kitam, norėsis geraširdiškai padėti, norėsis užsiimti labdarą. Arba jūs patys gausite kažko va štai tos nuoširdžios pagalbos, to dosnumo, jeigu jos stokojate. Bet jūs ir pats norėsite tai daryti. Tai toks mūsų lapkritis, per dosnumą, per geranoriškumą einantis, per gerai tvarkomi bus finansai ir, kaip ir minėjau, norėsis dalintis. Tai nespauskite lapkritį viso to, leiskite visam tam reikštis ir pabendraukite su Viržio energija. Ir gruodis atkeliauja su 5 taurėmis. 5 taurėmis ir kadangi tai yra metų galas, tai yra pabaiga, tai yra ėjimas jau į tą laiką, kai saulė miršta ir gimsta nauja, kas va štai šiuo metu ir vyksta, saulėgrįža. Tai čia yra našlaičio energija. Ir našlaičio energija, ji atneša mums tokį trapų liūdesį, trapią nostalgiją, tokį vaikišką rimtumą. Ir bus jausmas, jog dėl kažko liūdna, dėl kažko gailu, ir svajonės tarsi sudužo, tarsi viltys sudužo, tarsi nėra kuo tikėti jau. Bet visa tai bet kokiu atveju irgi praeina. Tai tiesiog tas praradimas, tas apgailestavimas, kad štai ir metai baigėsi, gali būti gruodį. Labai rekomenduoju nepasiduoti va štai šiai būsenai iki galo, tiesiog ją suvokti, priimti, leisti jai pasireikšti, bet neužstrigti joje, kaip ir bet kur, neužstrigti kažkur vienoje pozicijoje. Kai mes praleidžiame pro save energijas, jos praeina ir nueina. Jeigu mes užstringame energijoje, jeigu mes susikoncentruojame ties kažkokiu vienu būviu, mes galime labai ilgam ten užsibūti, užstrigti, kaip aš sakau, užsižaisti, ir iš to iš tiesų nieko gero, tik tai prisirišimai, slogutis. Tai va, tai metų pabaiga kaip ir priklauso. Ji nusimato va štai tokia, bet žinant, kad visada gruodį saulė sugrįžta, visada gruodį saulė atgimsta, tą saulę mes galime pasitikti ir pasitikti ją su džiaugsmu. Tiek apibendrinimui galiu dar šiek tiek keletą žodžių tarti, kad iš tiesų metai laukia gražūs, iš tiesų metai laukia įdomus, kaip ir pastebėjote, kupini ir jausmų, ir sprendimų priėmimų, ir savo širdies klausimo. Tai svarbu tik tai nepasimesti tarp viso to. Ir, kaip ir minėjau, leisti viskam būti, leisti viskam praeiti ir leisti viskam gyventi, kadangi visi mes esame iš tos pačios energijos, iš to paties buvimo čia ir dabar. Galite ko nors dar paklausti. Aš kaip ir taip pasižiūriu klausimų.
Klausimas. Matau vieną klausimą. Ar šios dienos pilnatis kažkuo ypatinga? Aš galiu tiesiog pasižiūrėti pilnaties, pačios pilnaties, reikšmingumo, energijų. Iš tiesų, tai aš labai mėgstu, labai myliu pilnatį. Man tai yra pats nuostabiausias laikas, tai yra pilnaties metas. Aš tada labai mėgstu vaikščioti lauke, kaime, nes labai yra šviesu, labai nuostabu ir tarsi norisi nemiegoti ištisai, kad kuo labiau galėtų mėgautis tuo laiku pilnaties. Tai aš pilnatį myliu. O kuo ši pilnatis yra tokia ypatinga, įdomi, galime mes pasižiūrėti. Užduokite daugiau klausimų. Kol jūs užduosite klausimų, tol aš galėsiu atsakyti. Jeigu jau neužduosite, tai tada keliausiu. Taigi mūsų pilnatis. Ši. Kągi mes turime? Labai nuostabios krito mūsų kortos. Pilnaties pradžia yra kupina magiškos galios. Labai stipri mago arkano korta iškrito, kuri kalba, jog šios pilnaties pradžioje bus labai daug tokio vidinio impulso, tokio sąmoningo susivokimo, sąmoningų veiksmų, charizmos, išskirtinumo, toks pasireiškimas žmonėse. Tikrai atgaus dauguma jėgas. Kas serga, pasveiks stipriai. Ir protinis, mentalinis kūrybingumas veršis į išorę iš kiekvieno. Bus didelis pasitikėjimas, kūrybingumas, įkvėpimas. Tai va tokia pilnaties šios pradžia. Jos vidurys iš tiesų sukels abejonių, dviejų kardų energija mums kalba, jog įpusėjus pilnačiai gali įsivyrauti įtampa. Gali būti tokia konfliktinė situacija, kai nežinai, kaip pasirinkti, nežinai, ką daryti. Kai bus pozicijos dvi priešingos, akys užrištos ir tu nežinai, ką veikti, nežinai, kaip daryti. Norėsis ir delsti. Ir bus tokia baimė suklysti, kai kažką norėsit pasirinkti. Tai patarimas viską spręsti taikiai, nes pilnatis baigėsi labai irgi stipriu arkanu, tai yra 15 velnio arkanu. Velnio arkanas jisai kalba taip, jog pabus silpnybės mumise, ir mes jas turėsime nugalėti, tas silpnybės. Ir jeigu mes tas silpnybės nugalėsime, tai mes savyje ir nugalėsime tą velniuką. O bus tų silpnybių, jos reikšis, polinkiai, įvairūs geiduliai, prisirišimai, nuolaidžiavimai, tokie, gal net ir garbėtraškumas kažkoks, susireikšminimas jis bus. Tai pilnaties šios antroje, paskutinėme etape, va štai reikia atkreipti dėmesį, jog visa tai, tas velniukas kaišio savo ragiukus, tai labai yra svarbu tiesiog didelį dėmesį sutelkti į save ir nepasiduoti visom tom silpnybėm. Tai pilnatį sakau, jos visada būna stiprios. Prasideda šviesiai, vat kaip šita, įpusėja su abejonėmis ir po to jau reikia susitvarkyti su savo silpnumais. Taip, ką gal dar parašėte ką nors? Mėginu atnaujinti puslapį, pasižiūrėti. Negi neturite klausimų? Nėra daugiau, žiūriu. Tai va, tai jeigu nėra klausimų, tai matyt labai viskas aišku buvo, ar ne?
Tai tokia, toji mano įžvalga, tasai mano pasisakymas. Tai taro hipnoterapija gali labai daug, gali labai padėti patiems save suprasti, patiems save suvokti. Ir jeigu norite asmeninių, tai galite parašyti man asmeninių dėlionių, galite rašyti, kreiptis, atlieku ir jas. Įvairiausiais klausimais, įvairiausiomis situacijomis, įvairiausiais plačiais patarimais ir išsamei. Tai kągi, šiandien baigsiu, atsisveikinsiu. Su jumis buvo Jūratė Satja, medikė, hipnoterapeutė. Iki kitų kartų, jau kitais